Antrasis pasaulinis karas. Naciai žudo civilius. Tai buvo vadinama sardinių metodu. Aukos guldomos sluoksniais, tarsi sardinės konservų dėžutėse. Veiksmingas būdas greitai išnaikinti daug žmonių. Tačiau šis filmas ne apie nacius. Už nugaros surištos rankos. Preciziškai taiklus šūvis į kaklą. Ir griuvimas į masinį kapą. Šio žmonės nužudė ne naciai. Juos nužudė vieni iš sąjungininkų. Sovietai. Sovietų sąjungoje šitaip žudė žmonės ir prieš tapdama sąjungininkė. Ir vėliau. Šios aukos nesulaukė memorialų. Jos buvo palaidotos bevardžiuose masiniuose kapuose. Jas žudžiusi jėga, kaip ir jėgos bendradarbiavusios su žudikais, niekada nesiruošė apie tai kalbėti. Prisiminimai apie milijonus nekaltų aukų buvo ištrinti iš istorijos. Sovietų pasaka. Edvino Šnorės filmas. Jaunimas visame pasaulyje mėgsta pokštauti su populiariais praeities simboliais. Nacių svastika laikoma nevykusių pokštų, bet tik ne sovietiniai simboliai. Juk komunizmas tai ne nacizmas. Jis siekė lygybės ir darnos. Pati jo idėja buvo visai nebloga. Būtent, buvo. Komunizmo idėja kai kuo skyrėsi nuo kitų utopijų. Leninas tikėjo vadinamojų klasių karų, reiškusiu, jog didžiausia harmonija gali būti pasiekta tik tada, kai tam tikros grupės žmonių bus išžudytos. Kai valdžia ateina komunistai, nesvarbu kur, Rusijoje, Lenkijoje, Kuboje, Nikaragvoje ar Kinijoje, pirmiausia, jie išnaikina maždaug 10% gyventojų. Labai tiksliai. Taip ne vien sunaikinami priešai. Tai pertvarkoma visuomenės struktūra. Tai vadinama socialinė inžinerija. Žemiausi intelektualai, geriausi darbininkai, inžinieriai, visi nužudomi. O paskui mėginama pertvarkyti naująją visuomenę. Pakarti mažiausiai 100 buožių, nužudyti įkaitus, taip, kad už 100 kilometrų žmonės matytų ir drebėtų. Leninas. 1917 metais komunistai užėmė valdžią. Leninas gavo progą pritaikyti marksizmą realiame gyvenime. Kas priešinosi, buvo nušauti. Besipriešinantys valstiečiai buvo žiauriai žudyti. Niekas nežino, kiek žmonių žuvo, bet apytiksliai 10 milijonų ar daugiau. Tačiau net nuožmiausios represijos nepalaužė liaudies pasipriešinimo. Ypač etninėse respublikose, kur komunistų teroras persipynė su gyventojų priespauda, kaip buvo Ukrainoje. 1932 m. rugsėjo 11 Stalinas parašė savo sąjungininkui Kaganovičiui: padėtis Ukrainoje labai bloga. Jei dabar pat nesiimsime veiksmų, Ukrainą galime prarasti. Keliose Stalino vidaus rato susitikimuose gimė veiksmų planas. Jis buvo klaikus. Ukrainiečių išnaikinimas 1932–1933. Ta 1932–33 žiemą buvo atimtos visos Ukrainos maisto atsargos. Pastatyta milžiniška užkarda, kad niekas nepasprogtų. Iš pradžių žmonės nemirė. Jie gyveno iš grūdų ir daržovių atsargų likučių. Bet tai neįėjo į Stalino planą.
Taigi jis įsakė NKVD konfiskuoti iš tos teritorijos visus grūdus, visą maistą. Tai darydamas Stalinas žinojo, kad pasmerkė žmonės myriop. Bulves, burokus, kopustus, netgi raugintus kopustus išvežė su visomis statinėmis. Viskas, kas pasodinta, kas valgoma, buvo išvežta. Iš valstiečių ne tik atėmė maistą, bet ir uždraudė jo kaip nors prasimanyti, pirkti, mainyti ar užsidirbti. O tada prasidėjo badas. Jie mirė. Jų neįleido į miestus. Specialūs sargybos būriai draudė mirštantiems, badaujantiems žmonėms lipti į traukinius. Tad daugelis mirė tiesiog geležinkelio stotyse ir ant bėgių, vedančių į Charkovą, Kijevą, Krasnodarą. Ukrainiečiai mirė kankinamai lėtai. Vaikai skausmingai verkė duonos. Daug kas pamiršo baimę ir traukė į NKVD saugomus laukus rinkti pavienių javų varpų. Jie buvo nušauti vietoje. Bet dauguma aukų mirdavo iš lėto namuose. Specialūs NKVD daliniai vykdydavo reidus į namus, kur surinkdavo lavonus. Už kiekvieną pristatytą kūną jie gaudavo 200 gramų duonos. Jie eina ir klausia, kur jūsų mirusieji? Lovoje gulėjo dar pusgyvė moteris. Jie pasakė, imkim ją, vis tiek tuoj numirs. Kam dar rytoj važiuoti? Moteris maldavo, neišvežkit manęs, aš dar gyva, aš noriu gyventi. Buvo siaubinga. Žmonės laidojo dar gyvus. Net žemė judėjo. Daugelis buvo palaidoti gyvi. Man ši vieta šventa, nes čia ilsisi bado aukos, tarp kurių ir artimi mano giminaičiai. Senelė. Po 10 metų naciai išnaikins milijonus žydų. Jie pasiims jų auksą, išlydys ir luitus padės Šveicarijos bankuose. Mes nežinome, ką komunistai padarė su auksu atimtų iš žmonių. Ir ar to aukso buvo? Žinome tik tai, ką komunistai padarė su atimtais javais. Juos eksportavo į vakarus. Milijonus tonų. Nepaisant bado, Ukrainos javų eksportas išaugo iki maksimumo. Vakarų žiniasklaida rašė apie bado genocido mastą ir pobūdį. Ukrainiečiai buvo naikinami viso pasaulio akivaizdoje. Bet pasaulis nedarė nieko, kad jiems padėtų. 7 milijonai žmonių mirė badu per metus.
Žmonija neregėjo veiksmingesnės naikinimo programos už tą, kuri buvo vykdoma 1932–1933 metų žiemą Ukrainoje. Sovietų pasaka. Sovietų visuomenė buvo pirmoji komunistinė visuomenė Žemėje. Tai buvo milžiniškas socialinis eksperimentas. 7 milijonų ukrainiečių mirtis turėjo platesnę prasmę, iškreiptoje komunizmo architektų vizijoje. Reikia sukelti revoliuciją, įtvirtinti proletariato diktatūrą. Tada jau galimas naujojo žmogaus gimimas. Naujojo žmogaus gimimas buvo svarbiausias marksizmo tikslas. Išvesti naują evoliucinę žmogaus rūšį, kuri kitaip mąstytų, atrodytų ir elgtųsi. Bet šito siekia ne vien komunistai. Mes turime sukurti naują žmogų. Turi atsirasti nauja gyvybės forma. To paties siekia ir Hitlerio nacionalinio socializmo idėja. Abiejų sistemų ideologijos siekia ambicijų sukurti naują žmogų. Vadinasi, abi sistemos priešinasi žmogaus prigimčiai. Jos kovoja su žmogaus prigimtimi. Tai totalitarizmo šaknys. Jos matomos abiejose sistemose. Nacijų ideologija paremta klaidinga biologija, o komunizmas klaidinga sociologija. Tačiau abi sistemos reiškia pretenzijas į moksliškumą ir remiasi moksliniu pagrindu. Žymiausias nacizmo mokslininkas Alfredas Rosenbergas Niurnbergo tribunolui pripažino, kad Hitleris piktnaudžiavo nacionalinio socializmo idėją. Iš tikrųjų, pati idėja nacių požiūriu buvo visai nebloga. Sveiki, gražus, šviesiaplaukiai ir laimingi žmonės. Ateities visuomenė. Ir be neįgaliųjų ar žydų. Beveik rojus. Kažkodėl nacionalinio socializmo idėja liko neįgyvendinta, kaip ir sovietinio socializmo. Bandymas jas įgyvendinti paliko tūkstančius masinių kapaviečių, milijonus išžudytų žmonių. Ar čia sutapimas? Nemanau, jog daug kas žino, kad 19 ir 20 amžiuje viešai už genocidą pasisakė tik socialistai. Tai mažai žinomas faktas. Ir jis daug ką šokiruoja. Minėjau tai paskaitose čia ir kitose universitetuose. Ir visada tai sukelia šoką. Kodėl būtina žudyti? Pirmą kartą tai pasirodė 1848 metų sausį Markso laikraštyje Neue Rheinische Zeitung. Engelsas rašė, kad Markso terminas klasių kova reiškia, jog įvykus socialistiniai revoliucijai, klasių karui, Europoje bus primityvių visuomenių, atsilikusių per 2 žingsnius, nes jos dar net nekapitalistinės.
Jis turėjo omenyje baskus, bretonus, Škotijos kalniečius ir serbus. Jis pavadino juos rasinėmis šiukšlėmis, Völkerabfälle, ir jos turės būti sunaikintos, nes atsilikusios 2 žingsniais istorinėje kovoje niekaip negalės pažengti tiek, kad sukeltų revoliucijas. Jis kalbėjo apie slavų vulgarumą ir nešvarumą. Jam atrodo, kad pavyzdžiui Lenkija neturi jokios priežasties egzistuoti. Klasės ir rasės, per silpnos įsisavinti naujas gyvenimo sąlygas, turi pasitraukti. Jos privalo žūti revoliucinėme holokauste. Karlas Marksas. Tai pradėjo Marksas. Jis buvo šiuolaikinio politinio genocido protėvis. Nežinau jokio kito Europos mąstytojo prieš Marksą ir Engelsą, viešai propagavusio rasinį išnaikinimą. Todėl manau, kad tai prasidėjo nuo jų. Markso ir Engelso mokymus kruopščiai studijavo Leninas, žmogus įkūręs pirmąją pasaulyje marksistinę valstybę. Praėjus metams po Lenino mirties 1924-aisiais The New York Times įspausdino nedidelį straipsnį, kuris liko beveik nepastebėtas. Jame rašoma apie Vokietijoje susikūrusią naują partiją, Nacionalsocialistų darbo partija, kurios tėvas ir globėjas yra Adolfas Hitleris, atkakliai tiki, kad Leniną ir Hitlerį galima sugretinti. Kas taip sako? Kažkoks daktaras Gebelsas. Kalbėtojui pareiškus, kad Leninas buvo didžiausias žmogus, nusileidęs tik Hitleriui, ir kad skirtumas tarp komunizmo ir Hitlerio tikėjimo labai nežymus, kilo grupuočių riaušės su zvimbiančiais alaus bokalais. Neįtikėtina. Būsimasis nacių propagandos ministras Gebelsas atvirai pareiškė, kad skirtumas tarp Lenino komunizmo ir Hitlerio tikėjimo labai nežymus. Kaip skaitėme, tai nelabai patiko potencialiems rinkėjams, tad nacijai pakeitė taktiką. Ankstyvieji kampanijos plakatai tyliai išnyko. Daugiau jie niekada viešai neakcentavo savo panašumo su komunistais. Tačiau uždaruose rateliuose nacijai ir Hitleris buvo atviresni. Hitleris dažnai kartojo labai daug išmokęs iš marksizmo, skaitydamas Marksą. Jis sakė, kad visas nacionalinis socializmas paremtas Markso doktrina. Žmonės dažnai pamiršta, kad nacijų režimas Vokietijoje taip pat buvo socialistinis. Oficialiai jie vadinosi Nacionalsocialistinė darbininkų partija. Taigi tai socializmo atšaka. Sovietų sąjungoje buvo internacionaliniai socialistai, o Vokietijoje nacionaliniai socialistai. Iš tikrųjų tai vienas ir tas pats, tik šiek tiek kitokia interpretacija. Dalis kairiųjų perėjo pas Hitlerį. Bent jau Prancūzijoje dalis socialistų tapo Hitlerio šalininkais.
Garsus britų dramaturgas Bernardas Shaw rėmė Hitlerį žiniasklaidoje. Kairieji palaikė Hitlerį ne todėl, kad apsigavo. Jie žinojo, kad Hitlerį žudys. Jis pats taip sakė. Kaip tik dėl to jį ir palaikė. Kiekvienas pažįstate bent po pustuzinį žmonių, kurie pasauliui neturi jokios vertės, kurie kelia daugiau rūpesčių nei duoda naudos. Išstatykite juos ir tarkite, ponai, dabar maloniai teikitės pateisinti savo egzistenciją. Jei negalite, jeigu neatliekate savo darbo, jeigu nepagaminate tiek, kiek suvartojate arba daugiau, tada mes tikrai negalime formuoti visuomenės taip, kad jūs liktumėte gyvi. Nes jūsų gyvybė mums nenaudinga. Ir turbūt iš jos menka nauda jums patiems. Bernardas Shaw tikėjo masinių žudimų pagal kategorijas. Nebūtinai pagal rasę, bet pagal kategoriją. Tinginiai, neveiksnieji. Išnaikinti visuomenės parazitus ir buvo marksistinio socializmo esmė. Londono laikraštyje jis reikalavo mokslininkų išrasti humaniškas dujas. Aš kreipiausi į chemikus, kad čia išrastų humaniškas dujas, žudančias akimirksniu ir be skausmo. Būtinai mirtinas, tačiau žmoniškas, nežiaurias. Po 10 metų tokios dujos buvo išrastos. Jos vadinsis ciklonas B. Praktinį jų naudojimą prižiūrėjęs žmogus, Adolfas Eichmanas, vėliau liudys, jog dėl ciklono B dujų žmonės Osvencime mirė be skausmo. Ciklonas B buvo humaniškos dujos. Taip, Eichmanas vartos tuos pačius žodžius. Tačiau reikia pasakyti, kad Bernardas Shaw, kaip ir dauguma kairiųjų, iš esmės buvo prieš nacizmą. Nes Hitleris iškraipė marksizmą neatpažįstamai. Žmonių nuodijimas dujomis dėl jų tautybės buvo visiškai nepateisinamas. Atranka turėtų vykti pagal klases. Hitleris viską suprato klaidingai. Žudyti reikėjo visai kitus žmonės. Vienintelė tikra marksistinė valstybė žemėje buvo Sovietų sąjunga. Ji naikino griežtai pagal Markso mokymą. Klasės priešus. Bet apskritai procesas buvo gana panašus į žydų naikinimą. Pirma, aukos būdavo išjuokiamos ir viešai pažeminamos. O paskui nužudomos. Milijonais. Eime jų demaskuoti. O paskui galėsim demaskuoti dar daugiau. Tuos, kurie liko. Nieko nesivaržykit, nebijokit. Jeigu priešas nepasiduoda, jį reikia sunaikinti. 1930-aisiais buvo parengta šaudymų ir žudimų technologija. Kiekviena administracinė apskritis turėjo savo zonas, kuriuose buvo laidojami sušaudytieji. Patys sušaudymai buvo vykdomi kalėjimuose. Rūsiuose buvo specialios šaudymo kameros su betoninėmis sienomis ir grioveliais kraujui nubėgti. Žmogų vesdavo koridoriumi į raudonąjį kampelį. Ten atlikdavo paskutinį tapatybės patikrinimą. Auka turėdavo prisistatyti. Tada ją nuvesdavo į tą kambarį. Vos peržengus slenkstį, nušaudavo į pakaušį. Taip žmonės buvo žudomi kulka į galvą. Žinome, kad paprastai žudydavo krūvomis. Po 100, kartais po keli šimtus kasnakt.
Tada lavonus sukraudavo į sunkvežimius ir išvežę už miesto palaidodavo gretimuose miškuose ar parkuose. Čia Bikivnos miškas netoli Kijevo. Senesni žmonės niekada nepamirš, kas naktį atvažiuodavusių sunkvežimių. Iš jų lašėdavo kraujas. Tik po 50 metų čia buvo įleisti giminaičiai. Jie įrengė šį memorialą, kuriame paminklais tapo patys medžiai. Ant kiekvieno medžio užrišta po šaliką, nekaltoms, žiauriai nužudytoms ir į masinius kapus sumestoms aukoms atminti. Bikivna, Butovas, Leningradas, Vinica, Charkovas. Masinės kapavietės nusėjo visą šalį. Ištisa vaikų karta neteko tėvų ir virto benamiais arba vadinamaisiais besprizornyje. Milijonai jų sovietiniuose miestuose maldavo duonos. Toks vaizdas darė gėdą, ypač kai į Maskvą atvykdavo draugų iš užsienio. Ir Stalinas išsprendė šią problemą. Ketvirtojo dešimtmečio viduryje atsiradus besprizornyje problemai, Stalinas leido šaudyti vaikus nuo 12 metų. Didžiausioje pasaulio šalyje dieną naktį buvo šaudomi žmonės. Kad įvykdytų kvotas, Stalinas pradėjo žudyti net atsitiktinius žmonės. Tarkime, 100 000 Tambovo apskrityje. Gerai įvykdyta. Ką be nusitvertų ir nušautų, tai tik padės įvykdyti kvotą. Vardai jiems nerūpėjo. Paskui, kai kvotos buvo įvykdytos, jie kreipėsi į Staliną į Centrinį komitetą, prašydami padidinti limitus. Chruščiovas prašė padidinti jo limitą. Jam buvo leidžiama nužudyti 7 ir 8 tūkstančius priešų. Jis paprašė, padidinkite mano limitą iki 17 tūkstančių. Būdavo duodama papildoma kvota, bet jei įvykdė, prašydavo dar vienos papildomos. Taip viskas ėjo ratu, tarsi mėsmalėje, žudynės, žudynės, žudynės. Stalinas kaip žmogus visas kraujyje. Aš mačiau tas jo rezoliucijas, kurias jis pasirašinėjo šūsnimis. Kartu su Molotovu, Vorošilovu, Kaganovičiumi ir Ždanovu. Tie 5 buvo patys aktyviausi. Molotovas visada pridėdavo 10 metų pakeisti į sušaudymą. Šūsnys. И в результате вот только за 1937–1941 nuo represijų nukentėjo 11 milijonų žmonių. Įsivaizduojate tokio masto represijas prieš savo liaudį. Nemanau, kad pasaulis, bent jau Europa, kada nors regėjo tokias kruvinas žudines. Tiek skaičiais, tiek ir savo pobūdžiu. Europoje buvo žmogus atidžiai sekęs padėtį Rusijoje. Hitleris. Per tokį trumpą laiką nužudyti milijonus žmonių buvo išties nepaprasta. Holokaustas buvo dar tik mintis Hitlerio galvoje. Ruošiant naują pasaulio tvarką.
Iškreipta Hitlerio pasaulio vizija ėmė įgauti tikrą pavidalą. Jis aneksavo Austriją, okupavo Čekoslovakiją. Visiems tapo aišku, siekiant išvengti pasaulinės katastrofos, Hitlerį reikia sustabdyti. Bet Stalinas atsisakė prisidėti prie antihitlerinės koalicijos. Buvo sumanyta sugriauti senąją tvarką Europoje. Tokia buvo didžioji Stalino užmačia. Tebūnie Hitleris bus tas blogasis. Jis sunaikins visą Europos santvarką. Nebus jokių parlamentų, profsąjungų, jokių armijų, jokių vyriausybių. O tada Stalinas ateis kaip išlaisvintojas. Milijonai žmonių sėdės koncentracijos stovyklose, vildamiesi, kad kas nors juos išgelbės. Ir Stalinas su raudonąja armija ateis jų gelbėti. Toks buvo jo planas. Bet Hitleris neturėjo nei išteklių, nei saugaus užnugario plataus masto karui pradėti. Todėl 1939 m. rugpjūčio 23 d. Hitleris ir Stalinas pasirašo paktą, garantuojantį Vokietijai saugią rytinę sieną ir milžiniškus strateginius išteklius, kurie bus suteikti per vėlesnius ekonominius susitarimus. Rugpjūčio 24 d. nacių užsienio reikalų ministras Ribbentropas pateikė Hitleriui ataskaitą apie vizitą į Maskvą. Hitleris apsidžiaugia. Dabar jis turi visą, ko reikia pasauliniam karui pradėti. 1939 m. rugsėjo 1 Hitleris užpuola Lenkiją iš vakarų. Lenkai iš paskutiniųjų priešinasi naciams. Tačiau rugsėjo 17 d. Lenkija nelauktai puolama iš rytų. Sovietų sąjungos. Sovietų valdžios veiksmai, sprendimas įsiveržti į Lenkiją, pagal visas tarptautinės teisės normas galėjo būti įvertinti tik kaip atvira agresija. Luftwaffe bombonešiai puolė Lenkijos miestus, o į taikinius juos nukreipinėjo sovietų radijo siųstuvas Minske. Tuo metu raudonoji armija atrodė kitaip. Į antrąjį pasaulinį karą ji įžengė koja kojon su SS. Vietos gyventojai kartais negalėdavo jų dviejų atskirti. Tad apsidrausdami kreipdavosi į abi. Vokiečių kariuomenė su raudonoja armija susitiko Lenkijos viduryje. Ir du totalitariniai siaubūnai pasidalijo šalį per pus. Sovietinė valdžia visą tai vaizdavo kaip kovą prieš Lenkų fašizmą. Taikioji nacių Vokietija ir Sovietų sąjunga kovojo su agresyviu Lenkų fašizmu. Pasaulis nežinojo, kad abu diktatoriai susitarė ne vien tik dėl Lenkijos. Slaptajame protokole pasirašytame Kremliuje likus savaitę iki karo pradžios, Hitleris ir Stalinas sutarė dėl Europos pasidalijimo. Iš pradžių Ribbentropo siūlyme to nebuvo. Kad ir kaip būtų keista, to slaptojo papildomo protokolo iniciatorius buvo Stalinas. Bet mes tai neigiame. Jis buvo toks agresyvus ir nederėjo komunistų partijai, kad mes neigiame jį iki paskutinės dienos. Šiuo slaptuoju protokolu Hitleris atvėrė Stalinui kelius okupuoti ne vieną Europos šalį. Pirmoji sąraše buvo Suomija. Kai 1939 lapkritį pirmieji bombonešiai subombardavo Helsinkį,
Suomiai pamanė, kad tie rusų lėktuvai pasiklydo ir bombarduoja miestą per klaidą. Vėl rusų bombonešiai zvimbia virš Helsinkio. Vėl šį išdidų miestą krečia nežabotas griovimas. Pajuskite, kaip smarkiau daužosi jūsų širdis, matant nuo bombų griūvančius pastatus. Maskva priklijavo Suomijai fašistinio režimo etiketę ir pradėjo plataus masto puolimą. Tai buvo katastrofa. Trečdalis milijono rusų žuvo, sušalo ar buvo sužeisti. Smulkutė Suomija stebuklingai laikėsi prieš didžiausią pasaulio kariuomenę. Tačiau atsilaikymo kaina buvo nežmoniška. Mano tėvas per tą karą neteko 4 brolių. 4. Tai daug vienai šeimai. Tokią kainą mes sumokėjome už tai, kad neturėjome demokratinės visuomenės. Suomijos vėliava vis dar plevėsuoja. Patirdama didžiulį sielvartą, rizikuodama prarasti savo laisvę ir žemę, ji kaunasi. Dar vienas oro reidas virš Helsinkio. Šįkart kamera užfiksavo antpuolių keliamą siaubą vaikams, skubantiems į požemines slėptuves. Žmonės rikiuojasi prie sienos, slėpdamiesi nuo oro atakų. Karas nepasigaili nei moterų, nei vaikų. Rusai traukiasi iš kaimų. Žinodami, kad nelaimės, jie degina ir naikina. Už žiaurią agresiją prieš Suomiją TSRS buvo pašalinta iš Tautų sąjungos. Kremliaus retorikos apie karą prieš suomių fašizmą niekas rimtai nevertino. Iki tol Tautų sąjunga tik 3 valstybės buvo paskelbusi agresorėmis. Militaristinė Japonija, fašistinė Italija ir nacistinė Vokietija. Dabar prie jų prisidėjo ir Sovietų sąjunga. Europoje sovietams liko tik vienas sąjungininkas – Hitleris. Hitleris pradėjo žaibišką karą vakaruose. Naciai užėmė Daniją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą. Į Norvegiją buvo įsiveržta su tiesioginė Sovietų sąjungos pagalba. Stalinas perleido naciams karinių jūrų pajėgų bazę netoli Murmansko, iš kur Hitleris pradėjo Norvegijos puolimą. Kai Berlynas priėmė sprendimą nebesinaudoti tą bazę, admirolas Reideris nusintė sovietų karinio laivyno vadui Kuznecovui laišką, kuriame širdingai dėkojo už vokiečių laivynui suteiktas paslaugas. Stalinas rašė nacių užsienio reikalų ministrui Ribbentropui. Vokietijos ir Tarybų sąjungos draugystė sutvirtinta krauju. Matyt, jis turėjo omenyje sovietų ir nacių aukų kraują. Tokia tai buvo draugystė. Sovietų ir nacių pareigūnai susitikdavo aptarti karo eigą. 1939 metų gruodis. Karo veiksmai klostėsi sėkmingai, o perspektyvos atrodė dar geresnės. Buvo proga atšvęsti. Nach den ersten russischen Getreidelieferungen trifft an den Übergangsplatz. Sovietų sąjunga tapo pagrindinė išteklių tiekėja nacių karo mašinai. 1000 tonų naftos, geležies rūdos, statybinių medžiagų, net pilni traukiniai javų buvo siunčiami vokiečių kariuomeniai. Sovietų piliečiai badavo, o jų valdžia siuntė maistą Hitleriui.
Sovietų sąjunga žengė dar toliau. Ji įtikino Europos komunistų partijas kenkti pasipriešinimo judėjimui ir remti nacius. Malonu matyti Paryžiaus darbininkus besišnekučiuojančius su vokiečių kareiviais, lyg su draugais gatvėje ar kampo kavinėje. Šaunuoliai draugai, taip ir toliau, net jei tai nepatinka viduriniosioms klasėms. Žmonių brolybė neamžinai bus vien tik viltis, ji taps gyva realybė. Taip kalbėjo Prancūzų komunistų partija 1940 metais. Šiandien komunistų partija tikina stojusi prieš nacius dar iki 1941 birželio, kai buvo užpulta Sovietų sąjunga. Iš tikrųjų, ji labiau kovojo prieš maršalo Peteno valdžią, nei prieš vokiečius. Marshal Pétain's government more than the German. 1940 birželį Hitleris sutriuškino Prancūziją. Tuo tarpu Stalinas okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją. Vienintelė šalis Europoje tebesipriešinusi Hitleriui buvo Didžioji Britanija. Jei Didžioji Britanija kris, ašies jėgos valdys Europos, Azijos, Afrikos, Australijos ir Azijos žemynus bei atvirą jūrą. Tai leis jiems perkelti didžiulius karinius ir jūrų išteklius į šį pusrutulį. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Rooseveltas Sovietų sąjungą laikė ašies jėga. Visiems buvo akivaizdu, Stalinas eina išvien su fašistais. Sovietų premjeras Molotovas nuvyko į Berlyną aptarti pokario tvarką pasaulyje. Jis atsivežė TSRS dominančių teritorijų sąrašą. Kol Hitleris su Molotovu kalbėjosi apie jį, kiti sovietų draugai mėgavosi Gebelso draugija, kuris turbūt kalbėjo apie nacizmo pranašumus. Juk pats sovietų premjeras Molotovas, o ne Gebelsas, perspėjo vakarus nesipriešinti nacijų ideologijai. Ir čia dar ne viskas. Savo kreipimėsi į Kremliaus aukščiausiąją tarybą Molotovas pareiškė, kad kova prieš nacijų ideologiją yra tikras nusikaltimas. Jo kalbą įspausdino didžiausi tarybiniai laikraščiai. Vėliau tas puslapis dings iš viešųjų TSRS bibliotekų, kartu su daugeliu kitų pronacistinių sovietų valdžios pareiškimų. Bet kodėl kova su nacizmu, sovietų nuomonė, buvo nusikaltimas? Todėl, kad ta ideologija buvo pagristos masinės žudynės ir koncentracijos stovyklos. Darbas tave išlaisvina, nacių stovyklos. Darbas yra garbė, sovietų stovyklos. Jei kas nors paskelbtų karą už to slypinčią ideologijai, anksčiau ar vėliau stotų ir prieš sovietinį režimą. Molotovas tą žinojo, juk tai jis asmeniškai prižiūrėjo 7 milijonų ukrainiečių išnaikinimą. Himmleris rūpinosi žydų naikinimu. Abu vyrai sutarė, kad bendram labui tam tikras grupes paprasčiausiai reikia išžudyti. Winstonas Churchillis neslėpė, kad jam nacizmo ir komunizmo ideologijos atrodė labai panašios. Jo manymu, nacizmas buvo komunistų despotizmo forma. Nepakantusis komunistų despotizmas, kaip Churchillis pavadino jį 1940 metais, galiausiai nugalėjo. Sąjungininkų padedamas. Pergalės šventė. 60-osios didžiosios pergalės metinės. Istorinis paradas. Nemažiau istorinis už pirmosios sovietų pergalės eiseną antrajame pasauliniame kare. Kartu su naciais. Die kommandierenden Generale der deutschen und sowjetrussischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab.
Sovietai niekada neakcentuoja, kad žygiavo po nacių vėliavą. Maskva oficialiai vaizdavo save kaip didingą kovotoją su fašistais. Daug kas tuo tikėjo. Daugybė žydų pabėgo į TSRS, kad apsisaugotų nuo Hitlerio. Ir tada Stalinas padarė kai ką neįsivaizduojamo. Jis visus sugavo ir draugystės ženklan grąžino Gestapui. SS ir sovietų bendradarbiavimas. Dar syk pasižiūrėkite į šitą vaizdą. Sovietų pareigūnas sveikina kolegas iš SS. Nacių pasisveikinimu. Nacių SS ir sovietų NKVD, slaptoji Stalino policija, labai artimai bendradarbiavo. Archyviniai dokumentai atskleidžia milžiniškas to bendradarbiavimo apimtis. Nesibaigiantys sąrašai vokiečių komunistų ir žydų, kurios sovietai perdavė naciams. 1937 gruodis, 1938 balandis, gegužė, lapkritis. Dauguma šių žmonių mirė nacių koncentracijos stovyklose. Tačiau SS ir NKVD partnerystė neapsiribojo bendrų priešų išdavimu. NKVD mokė Gestapą. Sovietinės teroro struktūros veikė 20 metų. Naciams apskritai dar nepradėjus veiklos. Gestapo ir SS delegacija atvyko į Sovietų sąjungą pasimokyti statyti ir aptverti koncentracijos stovyklas. Savo ruožtų sovietų pareigūnai nukeliavo į nacių okupuotą Krokuvą, susitikti su kolegomis iš SS. Susitikimo darbotvarkėje labai svarbus buvo žydų klausimas. Žydų deportavimo klausimus sovietai asmeniškai derino su SS rinktinės vadu Otto Vechteriu, vienu iš holokausto sumanytojų. Jis perkelė žydus į Krokuvos getą ir vėliau vadovavo jų naikinimui dujų kamerose. Rusija nebeneigia fakto, kad sovietai bendradarbiavo su SS. Tačiau vis dar neigiama tai, kad tas bendradarbiavimas rėmėsi rašytiniu susitarimu. Čia vokiečių kalba. Štai Berijos parašas. Vertimas iš vokiečių kalbos. Visiškai slaptai. SS Reichsführeris, pagrindinio saugumo biuro viršininkas. 1938 m. lapkričio 3 diena. Šiuo įgaliojimu savo atstovui SS Standartenführeriui Mülleriui pavedu Maskvoje pasirašyti koordinuojamų veiksmų sutartį tarp NKVD ir Vokietijos pagrindinio saugumo biuro, kuriems teikiame dideles viltis, susijusias su taikos ir saugumo įtvirtinimu tarp mūsų šalių. SS Gruppenführeris Heydrichas ir Mamulovas. Mamulovas. Taip. Mamulovas. Pridėti prie pagrindinio dokumento. Lavrentijus Berija. Šį dokumentą iš Maskvos prezidentinio archyvo slapta išnešė vienas darbuotojas. Jis buvo parodytas per Rusijos televiziją. Vėliau ši medžiaga dingo iš televizijos archyvo. Нам показать. Ну вот давай обсуждать, потому что эта страна должна знать, потому что это геноцид. 20 миллионов жизней отдали за то... Priešingai nei oficialusis Kremlius, buvę sovietiniai pareigūnai turėję prieimą prie Centrinio komiteto, dabar prezidentinio archyvo, patvirtina tokios sutarties buvimą. Vladimiras Karpovas, buvęs karinės žvalgybos pulkininkas, dukart Tarybų sąjungos didvyris, Centrinio komiteto aukščiausiosios sovietų vadovų tarybos narys. Convoys bringing in the entire Politburo and party bosses from every corner of the country.
This man, Vladimir Karpov, said that so many problems had now mounted up that the way things were run had to be changed. Su ponu Karpovu kalbėjomės jo bute Maskvoje, Kutuzovo prospekte 26, buvusiame KGB vadovo Andropovo ir TSRS vadovo Leonido Brežnevo name. Buvo sudarytas slaptas susitarimas tarp KGB, tada NKVD ir Gestapo dėl bendradarbiavimo. Mane apkaltino melu, tvirtino, kad visa tai netiesa. Mes internacionalistai ir negalėjome sudaryti tokios sutarties. Tai absoliutus prieštaravimas. Tarsi ir pripažįstama, kad Stalino režimas buvo nusikalstamas. Tačiau užsienio politikos požiūriu jis tokiu nelaikomas. Jei režimas nusikalstamas, jis nusikalstamas visose srityse, įskaitant ir užsienio politiką. Ta reikia pripažinti sykį ir visiems laikams. Bet Maskva nepripažįsta. Nepripažįsta nusikalstamos sovietinio režimo prigimties. Tai įrodantys dokumentai dažniausiai paskelbiami suklastotais, kaip ir slaptieji protokolai, padalėjantys Europą. Įdomu, kad šiuo atveju Kremliaus neigimą palaiko vienas vakarų istorikas, Davidas Irvingas, plačiau žinomas dėl holokausto neigimo. Bet kodėl jis neigia šio susitarimo autentiškumą? Galime tik spėlioti. Citata iš dokumento. NKVD organai įsipareigoja pateikti tarybiniai vyriausybei svarstyti programą, kaip susilpninti žydų dalyvavimą valstybiniuose organuose ir uždrausti žydams bei žydų palikuonėms iš mišrių santuokų dirbti kultūros ir švietimo srityse. Pasirašo Vidaus reikalų komisariato pagrindinio valstybės saugumo biuro pirmininkas Berija ir Vokietijos pagrindinio saugumo biuro vadovo įgaliotinis Mülleris. Atrodo sukrečiamai. Bet dar labiau sukrečia tai, kad šiandieninėje Rusijoje tokie Stalino veiksmai tebėra pateisinami aukščiausių lygmenių. Buvęs Rusijos krašto apsaugos ministras Igoris Radionovas. Tai buvo tikras karas. Karas prieš žydų fašizmą valstybės viduje. Radionovas yra tik vienas iš daugelio šiandieninėje Rusijoje tikinčių, kad pagalba Hitleriui kovoti prieš žydus ketvirtajame dešimtmetyje buvo kilni kova prieš fašizmą. Žydų fašizmą, kaip dabar vadinama Rusijoje. 1939 metais Stalinas atleido savo ilgametį užsienio reikalų ministrą Litvinovą. Kaip žydas, Litvinovas negalėjo pasirašyti jokio pakto su Vokietija. Litvinovas buvo pašalintas, Sovietų užsienio reikalų ministerija apsupo NKVD kareiviai ir tankai. Ir Stalinas davė įsakymą išvalyti sinagogą. Nelabai gražus pasakymas. Šito buvo galima tikėtis iš Hitlerio. Bet Stalino nuostatos buvo lygiai tokios pačios. Ištremtas vienas iš bolševikų vadų Levas Trockis perspėjo pasaulį apie Stalino antisemitizmą ir apie faktą, kad Stalinas ir Hitleris slapta bendrininkauja. Stalino policija, GPU, nusirito iki nacių gestapo lygio. Jo atvirumas darėsi pavojingas Kremliui. Trockis suprato, kad kiekviena jo kalba gali būti paskutinė. Jis žinojo, kad Stalinas jį persekioja. Tačiau net baisiausiuose košmaruose nesapnavo, kad mirtis bus tokia kankinama. Stalinas į Meksiką pasiuntė slaptąjį agentą. Tas įsmuko į Trockio namus ir kirto jam į galvą ledkirčiu. 2 dienas Trockis kovojo už savo gyvybę ir mirė kęsdamas siaubingą skausmą. Stalino laikais su Kremliaus kritikais nesiginčydavo. Juos nužudydavo.
Sovietų sąjunga, kaip ir nacių Vokietija, ne šiaip vykdė nusikaltimus, bet ir visa savo esme buvo nusikalstama organizacija. Norint tapti Stalino politbiuro nariu, reikėdavo prisimti atsakomybę už žmogžudystes, kad įgytum pasitikėjimą, kaip nusikaltėlių gaujoje. Stalinas retai pasirašydavo egzekucijos įsakymus vienas. Kiti politbiuro nariai taip pat turėjo padėti savo parašus po mirtininkų sąrašais. Bet tie, kurie vėliau pasmerkė Staliną, patys buvo atsakingi už masinės žudynes. Draugus vienijo bendri nusikaltimai. Kito kelio jie neturėjo, tik vykdyti naujus nusikaltimus. 1940 m. kovą šalia Katinės kaimo miške buvo iškastos 8 gilios duobės. Žmonės čia atvežė keli dideli sunkvežimiai. Tai buvo Lenkų kariuomenės rezervistai, gydytojai, inžinieriai, mokytojai. Jiems buvo įsakyta išlipti. Niekas neturėjo matyti, kas vyko toliau. Tačiau sunkvežimių gausmas miško glūdumoje patraukė miškininko dėmesį. Jį uždarė 25 metams. Be teisės susirašinėti ir bendrauti. Su netikru vardu. Galėjo nužudyti. Kažkodėl nenužudė. Nežinau kodėl. Tiesiog laikė kalėjime. Ir tai labai gerai žinomas dokumentuotas faktas. Ką jis matė? Matė, kaip NKVD šaudė žmonės. Didelėje duobėje NKVDistai šaudė į pakaušius. Kiekvienam. Žmonių rankos buvo surištos už nugaros. Jie parklupdyti ant kelio prie duobės krašto ir šaudomi. Politbiuro CK VKPB priėmė sprendimą sušaudyti visus karo belaisvius tose 3 stovyklose. Katinės žudynės buvo pirmoji tokio dydžio masinė egzekucija per Antrąjį pasaulinį karą. Naciai tik vėliau paseks tuo pavyzdžiu. Masinės žudynės Katinėje pradėjo žudymų bangą, greitai pavertusią Antrąjį pasaulinį karą kruviniausiomis skerdynėmis žmonijos istorijoje. Sovietų pasaka. Po Katinės sovietai ėmė žudyti reguliariai. Ryga, Tartu, Lvovas, Minskas. Daugelio lavonų nebeatpažindavo giminės. Siaubingos kančios pakeitė juos neatpažįstamai. Tuo tarpu Sovietų sąjunga prisijungė prie sąjungininkų. Sovietų karininkams, robusiems nagus, pjaušiusiems liežuvius ir skaldžiusiems kaukolės, vakarai teikė pagalbą. Britanijos karo nusikaltimų aktas suteikė jiems teisinį imunitetą Britanijoje, nes pagal apibrėžimą karo nusikaltimus vykdė tik vokiečiai. Klausėte, koks mūsų tikslas? Atsakysiu vienu žodžiu – pergalė. Pergalė bet kokią kainą. Visas vakarų pasaulis 60 metų gyveno tikėdamas, kad visi nusikaltimai buvo padaryti nacių. Ir labai sunku tą nuomonę pakeisti. Sunku pasakyti, ar Europa kada nors susitaikys su šia nusikalstama savo praeities dalimi. Masinės žudynės yra masinės žudynės. Ir jokio skirtumo, kas jas vykdo. Vis dėlto tas skirtumas egzistavo.
Daugiau nei 20 tūkstančių beginklių žmonių nušovę sovietų kareiviai buvo apdovanoti. Majoras Sopronenko šaudė žmonės Katynėje buvo apdovanotas garbės medaliu. O Serovas, kuris vėliau vadovavo KGB, už Lenkų kareivių sušaudymą gavo Lenino ordiną, aukščiausią valstybinį apdovanojimą. Per Antrąjį pasaulinį karą žuvo daugiau nei 27 milijonai tarybinių piliečių. Komunistų partija visada stengiasi šitą skaičių sumažinti. Kodėl? Todėl, kad tik mažąją jų dalelytę nužudė vokiečiai. Reikia atsiminti, kad žygiuojant Raudonai armijai paskui ją važiavo kita kariuomenė – NKVD su savo tankais, kulkosvaidžiais ir šaudė priekin, kad niekas nedrįstų trauktis. Viktoras Baturinas, Rusijos karinės istorijos asociacijos pirmininkas, pasakojo stulbinamą istoriją, kai po mūšių į laukus atvažiuodavo specialūs sovietų padaliniai ir žuvusiems kareiviams nuplėždavo asmens ženklus, kad niekas negalėtų nustatyti jų tapatybės. Jokia kita pasaulio šalis šitaip nesielgė su savo karo aukomis. Dėl baisios sovietinės valdžios politikos daugiau nei milijonas sovietų piliečių stojo nacių pusėn. Prisiekiu ištikimai ir nesąlygiškai vykdyti visų išvadavimo armijų vado Adolfo Hitlerio įsakymus. Jie buvo nuteikti prieš savus. Su tais, kurie nepakluso, nuožmiai susidorojo nacių kolaborantai. O jei tarp mūsų atsiras išdavikų ir provokatorių, mes patys griežtai su jais susidorosime. Didysis tėvynės karas ėjo į pabaigą. Stalinas buvo šlovės viršūnėje. Jis gerai žinojo, kad niekas niekada neteis žmogaus nugalėjusiojo Hitlerį. Tad karo pabaigoje įvykdė vienus baisiausių savo nusikaltimų. Stalinas ištrėmė apie tuziną ištisų tautų, visus kartu. Jaunus ir senus, moteris ir vaikus. Tarp jų net komunistų partijos narius. Visi buvo ištremti į Centrinę Aziją, Kazachstaną. Čečėnai, ingušai, kalmukai, karačiai, Krymo totoriai. Per 10 tautų buvo visiškai nušluotos. Nors daug didesni savo apimtimi sovietų trėmimai buvo labai panašus į SS. Liudijimai tiesiog baisus. 60-70 žmonių uždarame gyvulinėme vagone, be jokių sanitarinių patogumų, tik suskilę grindyse. Žmonės taip sugrūsti, kad turėjo stovėti, atsisėsti negalėdavo. O sustojus traukiniui iš jo iškeldavo šimtus pakeliui mirusių žmonių kūnų. Tada nutempėm į kapines roges. Kai tempiau savo sūnus, sargybiniai nebudėjo. Vaikų nelaikė kaliniais. Todėl laidojo juos bendrose kapinėse. O likusius užkasė pelkėje. Kai mirė kitas vaikas, nutempiau ir jį. Tada paskutinį kartą aplankiau savo sūnaus kapą.
1945 m. gegužės sąjungininkai nugalėjo Hitlerį. Ši siaubinga filmuota medžiaga buvo parodyta vakaruose. Nacių koncentracijos stovykla po išlaisvinimo. Bet tik nedaugelis suprato, ką iš tiesų matė. Stovykla buvo ruošiama naujiems kaliniams. Sovietai nesunaikino nacių stovyklų. Po karo jie naudojo jas toliau. Stalino susitarimas su vakarais buvo juntamas Europoje dar 50 metų. Nors galima sakyti, kad nusikaltimų pobūdis buvo panašus. Politinės pasekmės, pasibaigus karui šioms dviem diktatūroms, labai skyrėsi. Pasekmės buvo skirtingos ir vakarų bei rytų Europos gyventojams. Sovietų sąjunga į okupuotas Baltijos šalis atkėlė daug etninių rusų. Taip jie akivaizdžiai pažeidė Ženevos konvenciją, draudžiančią civilių perkėlimą į okupuotas šalis. Pavyzdžiui, 1945 metais sovietų pareigūnai ginklu išvarė mano senelius iš namų. Paskui patys ten apsigyveno su savo šeimomis. Kremlius strategiškai vykdė etninį valymą Baltijos šalyse, siekdamas, kad didžiausiuose miestuose daugumą sudarytų rusų naujakuriai. Estai, Latviai ir Lietuviai buvo sugrūsti į gyvulinius vagonus ir ištremti į Sibirą. Mažytės Baltijos tautos atsidūrė ties išnykimo riba. Trėmimai, egzekucijos ir kankinimai milijonams žmonių virto pokario realybę. Koncentracijos stovyklos pasklido po Europą ir Sibirą. Dažnoje iš jų su žmonėmis buvo atliekami baisūs medicinos eksperimentai. Butogičago stovykloje, Magadane, KGB tūkstančių žmonių tyrinėjo kaip jūrų kiaulytės ir atlikinėjo bandymus su žmogaus smegenimis. Dauguma kalinių bandymų metu dar buvo gyvi. Visa tai vyko jau įveikus nacizmą ir pastačius paminklus jo aukoms. O sovietinių mirties stovyklų aukos gulėjo į sunumeruotas kapus. Čia nėra jokio paminklo. Tik tai krūva nužudytųjų batų. Tarp jų ir vaikiškų batelių. Pasijutęs visiškai nebaudžiamas pokarinis KGB ėmė terorizuoti gyventojus, netramdydamas žvėriškiausių savo instinktų. Mes išėjom. Ten telkšojo didžiulė kraujo bala. Susėmėm jį į stiklainį, nes tai buvo mūsų tėvų kraujas. Sunku apie tai kalbėti. Tarsi randas pratrūktų ir iš jo vėl imtų tekėti kraujas. Šiuos piešinius nupiešė KGB kalėjimo sargybinis, 33 metus tarnavęs sovietų vidaus sistemoje. Jis vaizdavo savo rutiną, kasdienį gyvenimą.
Kas buvo tie žmonės, kurie šitaip žvėriškai elgėsi? Susipažinkite su vienu iš jų. Skandalingasis Janis Dzintars. KGB tardytojas sovietų okupuotoje Latvijoje. Ypač išgarsėja žiaurumu su moterimis. Aukų liudijimai tapo klaikų jo tardymų paveikslą. Moterys būdavo 20 valandų be perstojo mušamos ir kankinamos kelių KGB pareigūnų. Ne kiekviena galėjo iškęsti. Ernesto Waldmano žmona Veronika Dzintars ir girti jo bendradarbiai mušė ir kankino 4 dienas. Galiausiai ji pasikorė kalėjimo kameroje. Žlugus Sovietų sąjungai, Dzintars pabėgo į Rusiją. Kremlius atsisako jį išduoti ir vadina garbingu veteranu. KGB veteranai persekiojo ir kankino nekaltus žmonės. Jie saugojo mirties stovyklas, kur buvo išžudyti milijonai kalinių. Tūkstančiai iš jų po šiurpių medicinos eksperimentų su jais. Daugelis šių mirties stovyklų veteranų tebėra gyvi. Skirtingai nei jų kolegos iš SS, jie didžiuojasi tuo, ką darė. Didžiuojasi Sovietų sąjunga, leidusia jiems taip elgtis. Pirmiausia, reikia pripažinti, ir aš apie tai jau kalbėjau, kad Tarybų sąjungos žlugimas buvo didžiausia amžiaus geopolitinė katastrofa. Niekam nesinori pripažinti, kad jo protėviai buvo paprasčiausi nusikaltėliai. Manau, čia visa esmė. Manau, kad Rusija, kaip Sovietų sąjungos įpėdinė, yra įpareigota nuodugniai ištirti savo sistemos nusikaltimus ir jų pobūdį. Bet atrodo, jie iki šiol nėra pasirengę ir nesugeba to padaryti. Valdant Gorbačiovui ir Jelcinui, Sovietų sąjungos nusikaltimai bent jau nebuvo reklamuojami. Valdant prezidentui Putinui matome visai kitokį požiūrį. Tam tikra prasme Rusija seka Sovietų sąjungos pėdomis ir kiekvienas Sovietų sąjungos puolimas jai yra šiuolaikinės Rusijos puolimas. Rusų identitetas suformuotas jausmo, kad esi didelės imperijos dalis. Praradę savo imperiją, jie nebegalės likti tokie patys. Tas nevisavertiškumo, tautinio pažeminimo jausmas, kuris buvo gajus Vokietijoje po Pirmojo pasaulinio karo, o mus apėmė sugriuvus sąjungai, yra derlinga dirva naujiesiems naciams. Būtent tai ir nuvedė Vokietiją į fašizmą. Į valdžią atėjus Putinui nuo antrojo Čečėnijos karo pradžios, iš viršaus prasidėjo masinė ksenofobinė propaganda. Ir žmonės pajuto neapykantą užsieniečiams, kitakalbiams, kitatikiams. Dar sykį buvęs Rusijos gynybos ministras Radionovas. Praktiškai visos Rusijos visuomenės informavimo priemonės veikia prieš Rusiją ir jo žmonės, nes yra žydų mafijos rankose. Toliau kalbės ponas Rogozinas iš Rusijos. Ponas Rogozinas vadovavo Rusijos delegacijai Europos tarybos parlamentinėje asamblėjoje. Jis keletą kartų įsakė susirūpinimą dėl fašizmo atgimimo Europoje. Namuose jo darbotvarkė kiek kitokia. Priešrinkiminė jo partijos reklama. Privažiavo čia visokių.
Pakelk ir apsitvarkyk. Supranti rusiškai? Išvalykim iš Maskvos šiukšles. Deputate Kurjanovičiau, žodis jums. Aš Valstybės Dūmos LDPR frakcijos narys, Nikolajus Kurjanovičius. Esu saugumo komiteto narys. Norėčiau pasveikinti visus Rusijos nacionalpatriotus. Šlovė Rusijai. Nacių pasveikinimas Rusijos Dūmoje. Jei manote, kad toliau nueiti negalima, klystate. Mūsų suėmė rusų nacionalsocialistai. Šlovė Rusijai. Šitas siaubingas filmas vienas iš 100 patalpintų Rusijos nacionalsocialistų tinklalapyje. Kai jis pakliuvo į pirmuosius pasaulio žiniasklaidos puslapius, Rusijos valdžia pagaliau uždarė nacių svetainę, pavadinė ją Amerikos provokacija. Viskas buvo paversta farsu. Abejojama dėl filmo autentiškumo. Deja, šiuose vaizduose užfiksuotos žmogžudystės pasirodo yra tikros. Kasmet jų įvyksta šimtai visoje Rusijoje. Ir mylimųjų sielvartas taip pat tikras. Žmonių tragediją paversti farsu Rusijoje tapo norma. Šaipytis iš Ukrainos bado arba žydų holokausto normalu. Todėl, kad žudynės gali būti pateisinamos, ypač jeigu jos išvalo visuomenę. Žmogžudžiai tampa didvyriais. Masiniai žudikai apdovanoti veteranai. Jaunimas mokomas, kad tų žmonių nusikaltimai žmonijai yra didvyriški poelgiai. Todėl nieko stebėtina, kad tie nusikaltimai kartojasi. Šlovė Rusijai. Europa dabar turi galimybę pasmerkti šiuos nusikaltimus ir reikalauti išduoti tuos, kurie juos vykdė. Tačiau ji dvejoja. Kodėl? Visi žino, kaip Europa priklauso nuo Rusijos dujų, naftos. Mes puikiai žinome, kodėl ji negali priešintis Rusijai. Europe cannot oppose Russia on so many issues. Deja, Europa ir toliau žiūri pro pirštus į sovietų nusikaltimus, masinės žudynes ir nepaiso milijonų aukų. Visos aukos turi vienodą teisę išvysti nusikaltimų kaltininkus, teisiamus ir nubaustus. Tačiau pasaulis veikia ne taip. Pavyzdžiui, Katinės atvejais. Daugelio tų sovietų pareigūnų, šaltakraujiškai šaudžiusių žmonės vardai ir adresai dabar labai gerai žinomi. Bet jei kada nors būtų pradėtas tyrimas, tiems žmogžudžiams užtektų nuskristi į Didžiąją Britaniją ir jie būtų saugus, nes šioje šalyje tai nelaikoma karo nusikaltimu. Ir kiti sovietų nusikaltimai nelaikomi nusikaltimais.
Jų aukos tyliai miršta, nesulaukusios nei paguodos, nei teisingumo. Šie du dalykai Europos Sąjungoje skirti kitų karų aukoms. Žvelgiant į šį pilką paminklą pačiame Europos centre, peršasi mintis, jis čia stovi todėl, kad giliai širdyse dauguma europiečių tebetiki tuo, ką taip atkakliai teigia šie du vyrai. Silpnesnių tautų žūties negalima vadinti nusikaltimu, nes pažangesnės tautos taip gali kurti geresnį gyvenimą. Kol ši idėja gyva ir kol šių dviejų vyrų šmėkla vaidenasi Europai, bus labai sunku skirtingoms jos tautoms išties susivienyti. Sovietų sąjunga nužudė per 20 milijonų vyrų, moterų ir vaikų. Šis filmas skiriamas jiems. Tekstą vertė Laimonas Vaičius, skaitė Marijus Žiedas, įgarsinta Lietuvos televizijoje.